Išaugti, kaip tikina ūkininkas, jam padėjo ES parama, nors jos prašyti iš pradžių bijojo. Buvo baisu, aišku, kad buvo baisu, nežinojom, kas bus, kaip bus. Vis tiek čia reikia lėšų savo turėti, reikia kažkokia rizika buvo, ar išeis, ar neišeis tas ūkininkavimas. Ir pasirengėm, paėmėm tą paramą. Vanduo tai gyvybės pradžių pradžia. Jau nuo senų laikų žmonės tikėjo jo magiškomis galiomis. Šiandien keliausime į vietą, kur vanduo gydo. Gydo akis, o gal net ir sielą. Juk, kaip sakoma, akis yra žmogaus sielos veidrodis. Pažiūrėkime. Kartu su Gražina keliaujame prie gamtos paminklo susiformavusio per tūkstančius metų. Netoli Raudondvario miške pasislėpusi Skališkių ola, kitaip vadinama Ašarų šaltiniu. Manoma, kad šis turi gydomųjų galių.